Sveiki. Šiandien mūsų laidoje naujasis aplinkos ministras. Ir ne tik jis vienas. Susirinkome padiskutuoti kartu su žurnalistais daug metų rašančiais aplinkosauginėmis temomis, kągi galima būtų pakeisti, kad iš tikrųjų visuomenė įsijungtų į aplinkosauginę veiklą. Taigi pristatau mūsų laidos dalyvius. Tai yra aplinkos ministras Kęstutis Navickas. Tai yra Lietuvos žinių žurnalistė Jūratė Mičiulienė. Tai yra Delfi Grynas LT žurnalistė Brigita Ragickaitė. Tai yra nepriklausomas žurnalistas Andrius Gaidamavičius. Žaliojo pasaulio savaitračio redaktorius Augustas Uktveris. Ir Lietuvos ryto žurnalistė Audrė Sriebalienė. Tam, kad mes suprastumėm, apie ką šiandieną kalbėsime, prieš suteiktama žodį ministrui, tiesiog norėčiau pakviesti visus į 1988 metus. Per sovietinę Lietuvą nusidriekė ekologinis protesto žygis. Ir tai buvo 1988 metais, kai žmonių sambūriai tegalėjo telktis minint kokią spalio revoliuciją, kai protestuoti reikėjo organizuotai ir tik palaikant partijos iškeltus vis dar pasitaikančius trūkumus. Kauno atgajos bendrija, moksleiviai, studentai, lankantis apleistus Lietuvos istorijos ir gamtos paminklus, pakvietė prisijungti kitus. Ir patys apstulbo, kai į ekologinio protesto, plaukimo Nerimi žygį iškart susirinko vos ne 1000. Pačių pasisiūtos ir laiveliuose iškeltos trispalvės vėliavos pakrantėse stovintiems žmonėms buvo pirmosios matytos trispalvės. Iki didžiojo sąjūdžio mitingo Vingio parke dar buvo likę keli mėnesiai. Ir sovietų armijos metalo laužas miškuose, ir didelių gamyklų slaptieji nuotekų kanalai buvo žygeivių pamatyti ir, kaip sakytume dabar, paviešinti. Konstatuojama, kad oro užterštumas ribinės leistinas koncentracijas miškui viršyje iki 5-6, o sieros anhidridų net iki 15 km atstumu nuo gamybinio susivienijimo azotas. Mes labai dažnai sakom biurokratas ir susiduriam su to biurokratu, kai buvo anksčiau, tai susidurdavom su Maskvos biurokratu. Šiandien mes aktyviai susiduriam su Vilniaus biurokratu. Mes atsisakėm pasirašyti pagal šitą technologiją, šitą cechą, dėja Respublikos vadovybė priėmė sprendimą ir cechas buvo pastatytas be mūsų parašų. Mums buvo pasiūlyta tik tai viena. Jeigu draugai nenorit, reiškia prašom, galite išeiti ir galėsim dirbti be jūsų. Guldėnuose paskutinį nakvynę prieš Kauną. Kodėl vakaro tema istorija? Juk žygis tai ekologinis, o daugelis dar linkęs dėti lygybės ženklą tarp ekologijos ir statistinės gamtos apsaugos. Čia Lietuva, čia tavo tėvynė, kurio šimtmečiais gyveno tavo protėviai. Tad ar galėtų žudyti praeitį, užpilti šiukšlėmis garbingų protėvių kaulus? Ar gali pamynęs tautos garbę niokoti ir jos ateitį? Apie tai pamastykime, siūlė vakaro kalbėtojai. Žygio dieną 82 plaustų valčių, baidarių flotilija pasiekė Kauną. Neries būklė katastrofiška. Tai dabar jau galėjo tvirtinti visi žygio dalyviai, remdamiesi tiek paskaitose skambėjusiomis mintimis, tiek savo pačių stebėjimais. Išsilaipinimo vieta pranoko bet kokią vaizdinę agitaciją. Daugiau nei 60 000 žmonių minia suplaukė į Santakoje esančią Rotušės aikštę.
Mitingą pradėjo Kauno atgajos klubo pirmininkas inžinierius Saulius Gricius. Žuvis miršta tylėdamas, o mes, cituodamas vieną iš žygio plakatų, paklausė į susirinkusius. Ne, gėda, gėda įmonių didžiausių Kauno teršėjų vadovams. Gėda tiems, kas Lietuvą nori paversti augančių pramonės atliekų kalnų, šaukė žmonės. Tribūnoje akademikas Leonardas Kairiūkštis. Ekologinė krizė atsirado ne šiandien, ne Kaune ir ne tik Lietuvoje. Visa Europa šiandieną verda tą pačią mintimį. Vyriausybių vadovai, politikai šiandieną sprendžia apie tai, kaip sutvarkyti mūsų vystymosi ribas, kad neprieiti prie galutinės ekologinės krizės. Tai buvo pirmas impulsas, laisvės impulsas ir nereikia būti naiviems, tai buvo iš tikrųjų laisvės judėjimas ir tiek 88 metų ekologinio protesto žygyje pasirodė trispalvės, o ypatingai 89 taikos žygyje, kur buvo dar daugiau žmonių, tai ten jau buvo apskritai nukreipta prieš sovietinės kariuomenės buvimą Lietuvoje. Visa žinia tai be ekologinio žinios, kuris šiuo atveju buvo politiškai neutrali, visą laiką buvo ta ir kita užnugarinė žinia, su kuria mes ėjome ir ėjome su tą viltim, kad Lietuva keisis, jinai puikiai pasikeitė, tą matom šiandien. Ėjom su tą viltim, kad turėsime savo valdžią, kad turim ir dabar. Visus tuos metus man teko tą valdžią mūsų pakankamai stipriai kritikuoti, dabar esu kitoj barikadų pusė, tai matysim, kaip seksis. Kaip galima buvo pateisinti, na vis tiek, apie tuos politinius dalykus galbūt galvojo tik tai tie patys organizatoriai. Bet tie žmonės, kurie ėjo į tuos laivelius ir plaukė, tai jie visi iš tikrųjų galvoja apie aplinkosaugą. Kodėl jie galvoja apie tą aplinkosaugą šitiek, kad rizikavo eiti prieš sovietinę armiją, plaukti, kažkur eiti? Aš 88 metais noriu patikslinti, aš nebuvau tam žygyje, aš buvau išvažiavęs į Kalnus. 89 aš pats jau buvau organizatorius, vienas iš organizatorių, tai tiesiog žinau, kad tai buvo pakankamai patogi logistinė dalykas, buvo labai patraukli žinia ir tas viskas sudėjo. Iš kitos pusės, tai kai esi užspaustas ir tau suteikia pirmą laisvės įkvėpį, tai natūralu, kad visi eisim į gatves. Man kažkodėl taip atrodo, kad tos žaliųjų judėjimas nebuvo vien tik žaliųjų judėjimas, jis turėjo daug platesnių idėjų ir tai jis praskynė tiesiog kelią politiniai kovai, politinėms idėjoms. Dėl to tas judėjimas ir buvo toks masinis. Galbūt dabar ir sunku būtų prikelti tiek tokiems žygiams žmonių. Tai kaip Jūs manot, gal ministerija galėtų būti tų gerų idėjų, tokių iniciatorių ir sąmoningų žmonių yra ir jie tikrai pakviesti gal sukiltų prieš kažkokią inerciją, kur reikia visų prisidėjimų. Žmonės eina ir tų žmonių labai daug yra. Ir mes 2007 metais organizavome ekspediciją Nerimi ir buvo pakankamai daug žmonių. Be jokių vėlgi ten pinigų, mes ten minimaliai tą padarėme, praplaukėm Nerim, bet išėjo 3 puikios knygos apie Nerį. Vyko tokia tikrai gili ekspedicija pagal nuo pat Neries aukšto iki Kauno. Ir aš manau, kad yra ir galima padaryti. Aš čia tokį humoro elementą atsimenu iš Lietuvos žaliųjų judėjimo įsteigimo, ar tada buvo kalbama gal žaliųjų partiją steigti, Kėdainiuose, kai buvo Sambaris, dar, kaip sakoma, prieš sąjūdį. Tai labai įdomus toks buvo dalykas, diskutuoja ir Lietuvos žaliųjų judėjimas vienas pasako, kitas iš salės atsiliepia, ką jūs, negalima šitaip, yra Lietuvos žalosios. Tai, žodžiu, kiek žmonės buvo pedantai ir kiek norėjo išieškoti tą, kad pavadinimas būtų savitas, įdomus, gražiai skambėtų, bet kažkuo jis nebūtų nutolęs nuo tos dvasios. Pavadinimas, tai reikia turėti mintys, iš tikrųjų buvo pakankamai netikėtas, jis lietuvių kalboje nebuvo naudotas ir čia yra iš tikrųjų vakarietiškos. Taip. Nes jau tada buvo pakankamai aktyvus santykiai su skandinaviškos aplinkosauginiam organizacijom, Skandinavijos aplinkosauginiam organizacijom ir šitas pavadinimas atėjo iš tenai. Tai, ta prasme, Greens yra šito vietoje tiesioginis vertimas ir jisai kėlė tų asociacijų ar apskritai jisai buvo tikrai nežinomas, netikėtas, o šitie visi aplinkosauginiai judėjimai vis tiek prasidėjo
Pirmiausiai, tai ta pati atgaja, kuri buvo viena iš Lietuvos žaliųjų judėjimo, prasidėjo nuo paminklosauginio judėjimo. Aš taip, žiūrėdamas į praeitį, galvoju, kad patys palankiausi gamtosaugai metai yra jau praėję. Jeigu mes atskirsime gamtosaugą nuo aplinkosaugos, tai yra, kas liečia gyvąją gamtą ir kuri ne visada mums yra patogiai žmonėm ir prie jos dažniau reikia prisitaikyti. O kalbant apie aplinkosaugą, tai yra visai kiti dalykai, reiškia kaip atliekos, ten oro gryninimas, vandens gryninimas ir taip toliau. Čia yra, kurie mums yra naudingi dalykai, tai tie ir dabar yra tokie, kaip pasakyti, vežantis. Bet reiškia, jeigu pabandytumėm įsivaizduoti, ar šiais laikais mes galėtumėm įkurti naują draustinį, naują rezervatą, naują regioninį parką, mes susidurtumėm su labai dideliu pasipriešinimu ir iš tos pačios visuomenės taip pat, kuri ten kratosi visokių naujų gamtosauginių apribojimų. Tai tada kažkaip dar buvo tas įmanoma, dabar aš nežinau, gal aš esu per daug pesimistas, bet aš prisimenu Algimanto Čekuolio, žurnalisto, vieną pasakytą frazę prieš 10 metų, kuri man įstrigo visam gyvenimui. Jis tada sakė, tas, kas nebuvo žaliuoju jaunystėje, neturi širdies, o kas ir senatvėje juo pasiliko, neturi proto. Ir aš nekenčiau iš tikrųjų jo už šitą pasakymą, bet praėjo 10 metų ir aš supratau, kad tas pasakymas atspindi bendrą asmenybės raidą. Ir bėda yra ne ta, kad iš tikrųjų tie žalieji su amžiumi tampa jau nebe žaliaisiais, bet bėda yra ta, kad šiais laikais žmonės, kurie pagal amžių, reiškia, dar turėtų būti žalieji, jie yra beširdžiai. Ir masto iš tikrųjų viską matuoja pinigais, tarsi būtų ne 30-mečiai, o jau pensininkai kokie. Tai tas mane iš tikrųjų sukrečia ir aš dabar galvoju, ar tie idėjiniai žmonės, kurie buvo tada visuomeninės organizacijose dalyvavo ir jų netrūko taip pat ir valdžioje, ar tie idėjiniai žmonės galėtų dabar laisvai reikštis politikoje apskritai, reiškia, kad nesulauktų kažkokio tai, kritikos, kad čia yra svarbesnių dalykų ir taip toliau. Mes žavimės visą laiką, kai užsienio vadovas arba kažkoks ministras iš užsienio šalies pareiškia kokią nors originalią idėją, kuri galbūt visai nepraktiška, bet jinai įdomi yra ir tada mes apie tai spaudoje rašom. Bet kai koks nors mūsų ministras pasiūlo apmokestinti, pavyzdžiui, kavos puodelius, iš karto tai sutinkame su kritika, kad yra svarbesnių dalykų. O kas yra tie svarbesni dalykai? Jiegi yra susidedantis iš tų pačių smulkių dalykų. Ir aš tiesiog, jeigu ministras galėtų pratęsti mano mintį toliau, ar iš tiesų dabartiniai situacijai įmanoma, reiškia, tų idėjinių žmonių buvimas valdžioje, reiškia, kalbant apie ministerijas, ar jie iš tikrųjų dabar gali būti tik tai robotai, o vykdytojai kažkokiu tai dalykų, bet patys kažkaip tai nieko originalaus nepasiūlantis. Ar yra tos kūrybinės laisvės? Kūrybinė laisvė yra labai aiškiai reglamentuota čia pas mus, kaip žinia. Bet ar gali būti idėjiniai žmonės aplinkos ministerijoje, tai aš manau, kad gali, ne tik kad gali, bet ir yra. Ir mes puikiai žinome ilgą laikotarpį, kuriame buvo dėl įvairių politinių permainų aplinkosauga buvo turbūt nustumta, nebijokim to žodžio. Ir vis tiek bendra vaga buvo pakankamai tvirtai išlaikyta. Ir čia aš tą sakiau atėjęs į šitą ministeriją ir galiu pasakyti, kad iš tiesų tai yra dirbančių žmonių atsidavimo idėjinis, būtent idėjos palaikymo, atsilaikymas. Ir tas labai teikia vilties, kad mes esame teisingai kryptyje. Iš kitos pusės yra, aišku, kad yra geriau, kai ministras yra bendramintis ir tada aš tikiuosi, kad mes galėsime čia ir daugiau nuveikti. Bet ministrė, aš įtariu, kad jūs apie šitos vienkartinius indėlius užsiminėt pačiai visuomeniai, vien kaip išmesdamas savotišką lakmuso popierėlį, kur yra šita visuomenė, kokioj stadijoje jie yra ir kaip jie reagavo, jie viską parodė paskui. Techniškai tai buvo banaliau, bet aš paskui jos sąmoningai negesinau ir nebandžiau teisintis dėl tos, kad tai buvo iš tikrųjų įdomu. Aš pataikiau į visiškai Facebooko segmentą. Ta prasme, tai yra jauna karta, kuri naudojasi pirmiausiai elektroniniam priemonėm ir tas labai aiškiai matėsi.
Bet aš jos neatsisakau, tą noriu pasakyti. Šitos minties aš neatsisakau, tik tais, aišku, tai dabar ne pats pirminis prioritetas. Bet jinai man buvo įdomi, kaip socialinis, kai reakcija į sociumą buvo pakankamai įdomi. Turbūt paprasčiausiai yra kalbėti apie visokius vienkartinius puodelius ar šiukšlės. Aš irgi prisimenu puikiai tos laikus, 88 metai, kai kasdavom prie namų kaime didžiulės ten duobes ir versdavom visus butelius ir plastiko, kas ten tuo metu buvo, visokios pakuotės, aišku, nebuvo tokios apimtis. Tai tokia ir buvo suvokimas aplinkosaugos, versk ir užkasko, jeigu kas ėda kiaulės, tai tada kiaulėm. Bet mūsų ministrė, jūs dirbote tokiose įdomiose darbovietėse, kur reikėjo turėti visokių reikalų ir su ūkininkais, ten kažkoks Gražulės, Kurtuvėnų regioniniai parkai, ten tos avelės turbūt ir mėsinius galvijus jiems dalyjot. Kokia viso to prasmė? Žiūrėkite, ten aplinkosaugininkai vietoj tiesinę upių vagas, jas kreivina, kad kažkokia biologinė įvairovė atsirastų, neleidžia ten kur nors Nemuno deltoje pievų laiku nušienauti, o žmonėms reikia to šieno. Kaip jums pavyksta su taim žmonėms susitarti ir įtikinti, kamgi reikia tas pelkės vėl tvenkti? Kokia čia gamtosaugos misija šitoje vietoje? Žiūrint, iš kurios pusės į tą klausimą atsakyti, nes iš vienos pusės, jeigu žiūri iš labai pragmatinės atskaitos taško, tai aišku, kad nėra prasmės. Bet šitas pas nėra prasmės reikti į bažnyčią ir daryti kažkokios jogos pratimus. Visai jokios. Ir tik išlaidos ir laiko gaišimas. O ypač knygos skaitimas dar didesnė, nes dar turi nusipirkti. Tai dar didesnė beprasmybė. Tai čia šaržuojant iš tikrųjų, o prasmė yra, mes gyvename, mes esame dalis ekosistemos, mes supa aplinka ir tas yra su tais tvenkimais. Iš tiesų, kad iš vienos pusės mes buvome pasinėrę į tą vartotojiškumą ir tiesinam upių vagas, kad būtų daugiau žemės ūkio ir sausinam aukštapelkes, kad galėtume jas irgi auginti daržovės, bet pasirodė, kad ten nelabai kas auga iš vienos pusės, iš kitos pusės pamatėm, kad ir ką mes pasakėm ir dabar vyriausybės programai, kad iš tiesų aukštapelkės jos duoda daug didesnę naudą žmogui, negu būtų jos išeksploatuotos, gautų naudą ten keli žmonės, kurie dirbtų prie tos kasybos įmonių ir naudą tie, kurie eksploatuotų tą durpyną. O kaip jūs tą ūkininką įtikinat, kad nendrinukai yra svarbiau negu jo karvės ir šienas toj pievoj? Įvairiais būdais, iš pradžių netgi įtikinom be finansinės motyvacijos ir tiesiog kalbantis, nes jeigu turi tikslius duomenis, kur ta meldinė nendrinukė peri, tai apsitarus jisai tiesiog tam tikrų laukų gali to šieno nepaimti, tos žolės nenupjauti. Ir tai buvo davė labai nemažai rezultato, paskui pavyko gauti per kaimo plėtros paramos programą pakankamai palankiam finansiniam sąlygom ir dabar jau sistema dirba savo darbą, nereikia tikinėti. Žiniasklaidoje labai dažnai pasirodo tokie pranešimai apie įžūlų elgesį, tai nelegalią statybą. Man būtų labai įdomu sužinoti, kas ketinama dėl to daryti, kad tokie įžūlūs atvejai nesikartotų ir būtų sustabdyti. Vienas dalykas, kurį mes pirmiausia turim padaryti, tai pripažinti, kad teisė ir teisingumas taip pat turi kainą ir susitvarkyti pirmiausias jau su tom nelegaliom statybom, kurios yra pripažintos nelegalios. Tai pirmiausia, Kuršių nerijai ir čia daug yra aplink Vilnių jau šitų pripažinto teismų turiminti. Tai mes turime vis dėlto pradėti vykdyti teismų sprendimus, o toliau yra visa kita eilė priemonių, kaip ir kontrolės stiprinimas, kaip ir teisės akto keitimas, siekiant išvengti, kad korekcijos projektų neįvyktų jau statymo metu arba tuo metu, kai visuomenė nebegali arba kaimynai net negali daryti poveikio. Aš turiu labai stiprią viceministrę, aš turiu stiprią komandą ir viceministrė, kuri šitoje srityje dirba, žino, turi patirties ir pati nudegus. Ir gindama užupyje viešą interesą, bendruomenį interesą, laimėjus tą bylą, tai aš manau, kad šitą vietą aš turiu pakankamai stiprią atspirtį. Aš kažkaip nesenai buvau patekęs tokią keblią situaciją kaip žurnalistas. Rašo elektroniniu laiškeliu moksleivis iš provincijos, neminėsiu nei vardo, nei pavardės, nei tą vietą, bet rašo tokių gan skaudžių, iškelia tokią skaudžią problemą, šalia jo namų brakonierius kažką ten negerai daro ir moksleivis klausia manęs, aš jums parašysiu, jūs gal publikuokit, bet jūs nerašykit mano pavardės. Tai aš savotiškai susiorientavau, kad čia būtinai reikia šitą informaciją vis tiek perduoti aplinkos apsaugos
rajono agentūrai, kad jie profesionaliai pasidomėtų ir kartu labai svarbu, kad tas vaikas, jo šeima kaime nuo tų žmonių nenukentėtų savotiškai. Tai čia tas ryšys tarp aplinkosaugos ir visuomenės toks įgauna aštriąją formą, praktinę formą. Kai aš dirbau Baltijos aplinkos forume ir buvo ta iniciatyva praneška apie skriaudžiamą gamtą, kur Baltijos aplinkos forumas visą laiką pridengdavo tą privatų žmogų, siūsdamas raštus atsakingom institucijom, kai jisai atsiunčia pranešimą ir tada tik tais išimtinais atvejais su to žmogaus pranešėjo sutikimu mes galėdamom atskleisti duomenis, duoti telefono numerį, nes kai kada reikėdavo vietai patikrinti, ten duoti koordinates arba padėti inspektoriui surasti. Tai ta sistema puikiausiai funkcionavo. Sakau, kad funkcionavo todėl, kad tai vis dėlto yra visuomeninė iniciatyva ir šitoje vietoje tas pilietiškumas, jeigu jisai būtų, mes būtume tiek pilietiški ir parėmę tą pačią iniciatyvą, jinai būtų iki šiol, manau, gyvybinga ir labai veiksminga, bet visi tikisi, kad valdžia turi išspręsti ir aš taip dabar ypatingai matau ir iš skambučių, ir iš laiškų, kurias gauna, kad viskas turi būti sprendžiama, ta prasme, kad valdžia turi spręsti mano visas problemas. Ir čia labai trūksta to pilietiškumo ir čia labai pasigendu, nes tikrai daug ką galima padaryti visiškai vietoje, kalbantis su kaimynu ir galų gale tos dėl tų pačių atliekų, jeigu tu matai, kad prie konteinerio prikrauta ir žinai, kuris kaimynas tą padarė, tai tada nueini pas kaimyną, pasišneki ir nereikia aplinkos ministerijos visos institucijos išgal, bet mes kažkaip įpratę, kad čia jau turi besąlygiškai tarnauti ir tada mes siunčiam savusius pajėgumus, jie žinoma nesuras, nes nežino tos aplinkos ir viskas apsivelia tokioj proceso dėl proceso veiksme iš esmės nesprendžia tam tikrų tikrai užsisenėjusių problemų. Tai šitoje vietoje aš kažkaip tikrai pasigendu to pilietiškumo, jisai yra dabar tokiam ne renesanse, bet stagnacijoje, sakyčiau. Ir būtų gerai, kad vienas iš bendras ir galų gale bendras ir aplinkos ministerijos veiksmų būtų prisidėta prie tos pilietinės visuomenės skatinimo. Aš dar 2003 metais atlikau praktiką Vokietijoje pietuose ir buvau sužavėtas, kaip ten vos ne kiekvienas draustinis turi savo šeimininką, bet šeimininkas tai yra kažkokia vietos bendruomenė, vietos nevyriausybinė organizacija arba didelės ten visos Vokietijos organizacijos, kokia NABU yra padalinys, kuris rūpinasi tuo draustiniu, atlieka visus gamtotvarkinius darbus, rengia ekskursiją žmonėm iš jų ten, turi kažkokią tai net mini parduotuvę, kur prekiauna kažkokiais tai suvenyrais, kad paremtų jų veiklą ir taip toliau. Tai ir galvojau, kadagi pas mus ateis tokie laikai, kada iš tikrųjų visuomeninės organizacijos tap šeimininkais tų saugomų teritorijų, bent iš dalies, reiškia, kad nes yra ten ir parkuose, ir nacionalinėse, ir regioninėse įvairių ten smulkių organizacijų, bet jos dabar kažkaip tai ir teisiškai nelabai kažką gali daryti, bet būtų didelis paskatinimas jiem augti ir burtis tiem vietos žmonėm, o ne tai, kad ten, pavyzdžiui, atlieka valdžios institucija kažkokius viešus pirkimus, atvažiuoja kažkas iš miesto ir padaro ten kažkokius gamtotvarkos darbus, vietoj to, kad vietoje gyventi žmogus galėtų už daug mažesnę kainą, be jokių ten biurokratinių procedūrų tą padaryti. Tai kalbant apie Lietuvos saugomas teritorijas, tai aš norėčiau paklausti ministro, kaip jis mato, reiškia, tą būtent visuomeninių organizacijų vaidmenį saugomas teritorijose ateityje. Tai aš labai norėčiau, kad tas bendradarbiavimas vyktų ir ypač su vietos bendruomenėm intensyviau ir mesgi vėlgi programai ir pats Andriau žinai, kad kai kalbėjom, kad mes norime ir siekiame, kad savivalda įsitrauktų labai stipriau, ne kiek į valdymą, bet ypatingai tą kūrimą. Ir čia vietos bendruomenės taip pat gaila ir reikia pripažinti, kad iš tikrųjų yra tų saugomų teritorijų, kur tų bendruomenių, o dėl objektyvių priežasčių tiesiog žmonių nėra. Ir tas gamtotvarkos planai, įgyvendinimas, kaip pats sakai, iš vienos pusės gal taip ir atrodo, kad kažkas atvažiuoja iš kitos pusės, bet aš pakankamai giliai žinau 50 atvejų tiesiog iki detalių, tai iš jų pusė, kur nėra, kas atvažiuos. Ir aš matau, kad tik tai man toksai dar kitas dalykas yra, čia ne gamtotvarkos priemonių gyvendinime tokia nerima kelia, bet mane labiau neramina, kai atvažiuoja ir gamtos pamokas praveda ne vietiniai, o kažkokie nupirkti konsultantai. Tai šitoje vietoje pripažįstu, kad tai truputį skamba keistai. Mane labai traukia prie žemės.
Tokie žemiški klausimai, čia visi prisimenam 14-aisiais turbūt tas garsiuosius darbus buvusių ministrų, kai baudos labai ten už aplinkos taršą kilo 10 kartų ir taip toliau. Ir čia dabar visiškai nesena situacija, kurioje sudalyvavau netyčia šunis miške vedžiodama, kai radom tiesiog vienos įmonės išverstas ten 2 dėžės, nu tų kvadratais pamatavus, ten gal ir 2 kubinių metrų tų šiukšlių nebus. Bet tos situacijos rezultatas buvo toks, kad įmonė sumokėjo 16 eurų baudą, nu tai čia ta bauda turbūt juokinga. Bet man pirmą kartą teko susidurti gyvenime, kad jinai taip visais įmanomais būdais redakcijų ir aplinkosaugų bijojo viešumo, kad jos vardas nebūtų paskelbtas. Sakykite, ar šitoj vietoje koks nors viešumas negeriau negu ta 16 eurų bauda? Tikrai geriau. Viešumas yra pakankamai stiprus ginklas ir jisai viskam, ta prasme, tiek ir mūsų sprendimams, nuo aplinkos ministerijos sprendimams, tiek ir kitų įmonių ar žmonių sprendimams, kurie elgesi vienaip ar kitaip, tai gamtai netinka. Kadangi mes, kolegos žurnalistai, dirbam kiekvienas atskirybėje. Atskirybėje, ta prasme, atskiruose redakcijose. Kokie ten yra klimatas, koks kolektyvas, kokia kryptis, tai čia yra ilgos kalbos. Tai čia yra toks pesimizmas. O optimizmas, kai mes dalyvaujam kaip aplinkos ministerija sutelktam tokiam žurnalistų rašančių aplinkosaugos temomis klube A, pavadinimas būtų, tai jeigu tas klubas dažniau bendrauja tarpusavy, dažniau pasikalbam, dažniau vienas kitą net užjaučiam, jeigu reikia, nes kartais ir ar ten vienoje ar kitoje redakcijoje būna apie gamtą, na, ką jūs ten paukščiukai visokie, čia rimtos temos yra, o ką jūs čia su savo paukščiukais. Tai gamta, kad nebūtų paukščiukai. Gamta yra toks dalykas, kad mes tik tai esam jos dalis. Tai optimizmas reiškia, mes ta dalis, mes turim būti girdimi patys savo ir kiekvienoje redakcijoje. Jeigu tu žinai, kad jau patirtis leidžia sakyti, kad tavo ta kryptis buvo teisinga, tai tu pats savo sakai, kaip ar tu padarai viską šiandieną būdamas čia ir dabar, savo pozicijoje, savo gebėjimuose, savo žiniuose, kad tas pasaulis pasikeistų. Tai čia aš to visiems ir linkiu. Pirmiausia, pradedam nuo savęs. Žiniasklaida šitoje vietoje, kalbant apie visuomenės švietimą, kad jinai, vis dėlto tai yra visuomenės nuomonės formuotoja žiniasklaida, ne? Ir labai stipri, kaip mes matome. Tai kalbant apie visuomenės pilietiškumą ir kad iš ten gimtų idėjiniai žmonės, kurie pereitų dirbti visuomeninės organizacijas ir atliktų dalį valstybės funkcijų labai svarbių, kuri būtų jai iš tikrųjų daug lengviau negu ten biurokratam tą daryti. Tai būtent iš žiniasklaidos pusės visuomenės švietimo to ekologinio reiktų daugiau. Ir aš puikiai matau, kaip, pavyzdžiui, dirbi kažkokioj srity, pavyzdžiui, bandai sutaikyti ūkininkus su vilkais. Ir atlieki ten įvairias prevencinės veiklas, seminarus, reiškia, papasakoji, kaip viskas turi būti, kaip kitose šalyse vyksta, žinai. Parašo koks nors, nesakysiu, laikraštis, straipsnį tokį baisų, reiškia. Ir iš karto praktiškai tavo visas įdirbis 10 metų, ką tu nuveiki, reiškia, tam ekologiniam švietime, dingsta. Jo vėl iš naujo reikia įrodinėti visuomeniai, kad yra ne taip, kaip parašė tas laikraštis. Tai kažkokio tai norisi iš žiniasklaidos pusės sutelktumo, būtent tų žurnalistų, kurie dirba. Taigi, reziumuojant, kadangi išėjo kalba apie žurnalistų A klubą, kurio nariai iš esmės čia beveik visi ir yra, mes tada norėtumėm ministrą pakviesti gal po kokio mėnesio ar 2, kaip susiklosti situaciją, pakalbėti kažkokią labai konkrečią tam laikui temą. Ar sutinkate dalyvauti? Taip, mielai. Tai kągi, ačiū už pokalbį, ačiū, kad žiūrėjote.